Pastaruosius porą metų ekstremalios pramogos išgyveno nelengvus laikus, tačiau šiemet anot oro pramogų teikėjų padėtis geresnė. Ir nors klientus vis sunkiau nustebinti, norinčiųjų papramogauti ore nestabdo nei aukščio baimė, nei amžius. Jei prieš 14 metų dažnam skrydis lėktuvu buvo kažkas nepakartojama, dabar padėtis keičiasi, sako oro paslaugų teikėjai. Ramių apžvalginių skrydžių klientams nebeužtenka, pageidaujama akrobatinių triukų, įvairiausių viražų ore. Be to, vis labiau oreiviams reikia varžytis ir su kitomis siūlomomis pramogomis, kurių privalumas tas, kad jos ant žemės. Na ir nebe žurnalistų pagalbos yra toks mistifikuotas dalykas, pavojus dalykas, tai irgi gali būti atvaino, bet toks jau yra gyvenimas. Konkuruojam, dalį traukiam, sudominam, dalies ne. Dar viena pramoga, kurią renkasi adrenalino mėgėjai, tai šuoliai parašiutu. Juos pamėgo ne tik jaunimas, vis dažniau šuolininkų pasitaiko ir tarp 70-mečių. Šiaulių parašiutininkų klubo nariai sako, kad norinčiųjų šokti su parašiutu pastaruosius porą sunkmečio metų buvo nedaug, tačiau šiemet per dieną lėktuvų jau tenka kilti po kelis kartus. Anot profesionalių parašiutininkų retas, kuris pirmąjį šuolį nusiperka pats. Dažniausiai tai artimųjų ar draugų dovana. Visi savarankiškai šoka, ne vienas stup nereikia, patys iššoka. Kojų nepakerta. Visiems linksta. Ir pirmą kartą tikrai linksta. Čia normalu reakcija. Jeigu nebijai, kažkas negerai. Žmonės, kurie jau yra susidūrę su dangum, jie niekada nebedarys nusikaltimo, nesėdės gatvėse. O kodėl? Todėl, kad dangus daro geresniais. Kažkuom pasidarai geresnį. Pervertini, prioritetus perdėlioji visus gyvenime. Tai neeilinė sporto šaka. Oro pramogų kainos įvairios. Už šuolį parašiutu teks pakloti nuo 200 litų. Skrydis lėktuvu kainuos nuo 100 iki kelių šimtų, o sraigtasparniu net iki 2000 litų.